Kaip atpalaiduoti pečius ir pečių juostą? Pasižiūrim. Atsistokite patogiai ir pradėkite siūbuoti savo ranką. Iš lėto pajauskite, kaip ranka atsipalaiduoja ir kokia jinai sunki. Leiskite rankai po trupučiuką patraukti ir savo kūną paskui ją. Mano marškinėliuose atsiranda įstrižinės raukšlės. Reiškia, darau gerai. Ir po trupučiuką amplitudė išdidės. Per keletą minučių natūraliai jinai išdidės. Ir aš palydžiu savo ranką veidu. Aš nenoriu pamesti jos iš akiračio. Jokiais būdais negalima siūbuoti rankos, jos nematant ir neįjungiant kūno, nes tai plėšo sąnarį. Ir po truputėlį, jeigu gerai praktikuosite, galbūt ne pirmą ir ne antrą kartą, galėsite padaryti ir vieną kitą ratą. Keletas mostų ir ratas. Kūnas turi labai daug užspaustų zonų, kurios atsileidžia nevienodai. Reikia išlaukti ir užauginti. Po truputėlį tirpsta įtampa, po truputėlį skystėja kūnas ir amplitudės didėja pačios. Didelę klaidą žmonės daro, kai nori per greitai ištempti, per greitai išjudinti ir tiesiog pradeda plėšyti pačią labiausiai galbūt užspaustą arba pažeistą vietą. Judesį užauginam po truputį vienoje ir kitoje pusėje.